Taigi, sukursim zoną sniego putikui. Mes pavažiavam šiek tiek toliau nuo kūrimo stotelės, nes turim visiškai lygią liniją ir tą liniją mes tiesiog nevažiuosim, mes užbaigsim žemėlapį su šitą liniją tam, kad sutaupytume šiek tiek laiko. Taip pat mes turim tokį siaurą takelį. Robotas čia galėtų apsukti, bet pas jūs, jeigu takelis yra dar siauresnis, čia reikėtų naudoti akligatvį. Taigi aš jums atskirai parodysiu, kaip sukurti akligatvį, bet tam, kad sukurti akligatvį, pirmiausia reikia sukurti pūtimo zoną ir tada iš pūtimo zonos gali eiti akligatvis. Ir iš pūtimo zonos robotas turi žinot, kaip sugrįžti į krovimo stotelę. Taigi padarysim kelią taip pat. Taigi, stovim čia, einam į savo žemėlapį, spaudžiam iki savo kiemą, redaguoti žemėlapį, spaudžiam plius, plotas ir spaudžiam pradėti. Tam, kad būtų aiškiau, kur mes esam, spaudžiam taikinuką ir rodo mūsų robotą. Paskui tas raudonas zonas nusiimsim. Ir po truputį pradam judėti. Kaip matot, pradėjau šiek tiek nuo kampo, nes paskutinė linija ateis būtent čia, į tą robotą uodegą, pavadinkim taip. Ne nuo pasukimo, bet nuo čia, nes jeigu pradėsiu nuo pasukimo, linija gali būti nukirpta šiek tiek. Kadangi žiema, galima suktis nuliniu posūkiu, nebaisu. Čia mato, turim zoną, kurios vienai pusė yra pastatas, bus kitas pastatas, čia zona ir ten zona. Tokiu atveju šitą zoną tiesiog apipiešiam atskirai ir padarom, kad iš jos permestų sniegą į kitą zoną, bet pirmas darbas turi prasidėti nuo šios zonos. Permeta sniegą čia, antras darbas taip pat čia pučia, bet jau permeta ir sniegą, kuris yra tiesiog natūraliai prisnigtas, ir sniegą, kuris atkeliauja iš tos zonos. Taigi, važiuojam toliau. Labai arti krovimo stotelės nevažiuokit, nes jeigu krovimo stotelė papuls į sniego pūtimo vietą, jums neleis išsaugoti žemėlapio. Krovimo stotelė turi būti nepjovimo zonai vasarą ir ne sniego pūtiko zonai žiemą. Krovimo stotelė stovi atskirai, iš jos eina kelias iki zonos, bet zona turi būti be krovimo stotelės. Taigi, nusitaikom į savo liniją, tenai, ir spaudžiam toliau ir užsibaigiam savo žemėlapį. Taigi, turim štai tokią zoną. Dabar jisai klausia, kur mes mesim sniegą. Kadangi čia mūsų pieva yra, tai mes su pirštu pasižymim, kad mesim būtent šitą pusę ir būtent į šitą pusę mes sniegą. Nuvažiuos tenai, mes į tą pusę. Apsuks triubą, mes vėl į šitą pusę. Spaudžiam toliau. Ir dabar klausia parametrų. Perstengiamas, tai kiek jisai perdengs savo važiavimus, kadangi pristuma šiek tiek, tai galima kažkiek užsidengti. Kuo daugiau uždengsit, tuo gražiau nuvalys, bet tuo mažiau darbo padarys. Čia yra sukimosi greitis iš principo, tyliai, tai jisai, sakysim, mažiau darbo padarys, lėčiau važiuos. Jeigu turbo suks labai greitai darbą darys, labai greitai energiją išnaudos ir greitai važiuos krautis. Kaip jisai važinės, lygiagrečiai tiesiog važinės pirmin atgal. Apskritimas, tai padarys tokią spiralę ir čia yra būtent nuolydžiuose darbas. Čia yra pakelimas būtent kiek nuo žemės bus pakeltas mūsų sniego pūtikas. Kadangi mes važiuojam ant visiškai lygių trinkelių, galima nuleisti visiškai iki žemiausios paties. Jeigu mes dirbtume, tarkim, ant skaldos, ant kažkokių nelygių paviršių, tada galima šiek tiek pasikelt, kad neprisigautų akmenukų. Taigi, nusileidžia visiškai ir atsiremia. Gali šiek tiek graužti trinkelės, pakeliam šiek tiek. Paskui tiesiog galėsim eigoj pasireguliuoti. Deflektoriaus kampas, kiek toli jisai mes sniegą. Kaip matot, užsilenkia auselė. Jeigu mes pakelsim labai aukštai ir pučia vėjas, būna, kad parneša vėjas sniegą atgal.
Taigi pasidarykit kampą protingai. Jeigu padarysit labai aukštai, jisai labai aukštai pakelia, labai toli numeta. Bet jeigu yra vėjas, kaip ir sakiau, gali būti problemų. Čia yra ribos, kokiam diapazonė jisai naudos. Ir bumperis. Jeigu paspausim dirbti 2 kartus, tai jisai tą patį darą padarys 2 kartus. Ir kadangi pas mus yra ir žolės spjovimas, iš šiuo atveju sniego pūtimas, tai tam, kad būtų lengviau orientuoti žemėlapiuose, pasirenkame etiketę sniego valytuvas. Antro darbo nustatymai galim, sakysim, nebedaryti tiek daug tų perdengimų, galim lėčiau važiuoti ir panašiai, bet iš principo panašus tie dalykai, kas ir pirmam, bet jos galime pakeisti. Ir išsaugom savo zoną. Taip, dabar iš karto programėlė klausia, ar aš jau baigiau darbą, ar man reikia sukurti šaligatvį, reikia sukurti kelią. Kadangi mes turim zoną, mes į zoną galim sukurti kelią ir iš zonos mes galim padaryti akligatvį. Taigi pirmiausia, kadangi mes dar neturim kelio, mes spaudžiam sukurti kelią. Spaudžiam ant taikinuko, rodo, kur mūsų robotas, kur mūsų stotelė. Kad būtų paprasčiau ir nevarinėtumėt bulom, mes pirmiausia užsivarom robotą ant krovimo stotelės. Be abejo, pasikelt reikėtų šiek tiek savo pūtiką, nes neužvažiuosime stotelės. Kitas būdas sukurti kelią, spaudžiam plius, kelias. Užvažiuosime krovimo stotelės pirmiausia nespausdami pradėti ir padarysim kelią ne iš zonos į stotelę, bet iš stotelės į zoną. Tai bus paprasčiau, nes važiuosim tiesiai. Taigi mes stojam stoteliai, viskas sulygiuota, linija čia, tarp linijų vikšrai, spaudžiam pradėti, spaudžiam ant taikinuko ir važiuojam. Įvažiuojam į zoną, kai atsiranda pranešimas su geltonu toliau, spaudžiam jį, nes mes esam jau zonai. Taigi sukūrėm kelią. Kelias taip pat klausia, kur mes sniegą. Mes pasižymė, į kurią pusę mes sniegą ir spaudžiam toliau. Ir kelio nustatymai. Ar tyliai suksis, kokia aukščio važiuos, deflektorius, iš principo viskas tas pats, papildomai yra kliūčių vengimas. Jeigu jūsų stotelė yra, tarkim, aikštelė ir stoja mašinos, tai jisai žiūrės, ar nėra mašinų. Priklausomai nuo programinės įrangos versijos, tie nustatymai gali būti kitokie. Patvirtinam ir mūsų kelias sukurtas. Dabar, kaip ir minėjau, mes sukursim akligatvį. Taigi važiuojam iki vietos, kur prasidės mūsų akligatvis. Uždarom. Spaudžiam plius, spaudžiam šiuo atveju šaligatvis, taip ir yra, šaligatvis. Ir mes turim pradėti iš pėjimo zonos ir važiuoti arba į nevažiavimo zoną, arba į zoną, kuris visai nežino. Spaudžiam pradėti ir po truputį nuvažiuojam. Spaudžiam, kada privažiuojam iki pabaigos toliau. Klausia, į kurią pusę mesim sniegą, mesimės tenai. Spaudžiam toliau. Kadangi esam prie namo, mes galim mažiau pūst. Spaudžiam subalansuotas. Aukštis, deflektoriaus kampas, nulinis posūkis, jeigu reikalingas. Dirb 2 kartus, iš principo nustatymai tokie patys. Išsaugom. Ir kadangi mes padarėm tik tai maždaug pusę šaligatvio, tai mes padarysim dar kartą tą patį. Taigi parsivarom robotą atgal. Vėl spaudžiam plius, vėl spaudžiam šaligatvis, vėl spaudžiam pradėti ir važiuojam.
Spaudžiam toliau. Vėl klausiu, į kurią pusę mesim sniegą. Šiuo atveju mes galim mesti kitą pusę. Spaudžiam toliau. Vėlgi tie patys nustatymai. Patvirtinam. Ir mes dar turim ten tokią uodegą likusią. Kadangi pas mus liko dar toks trikampiukas nevalytas ir taip pat liks juosta iš abiejų pusių, tai mes tiesiog per vidurį dar kartą pervažiuosim akligatvį, padarysim, kad šaligatvis būtų visiškai nuvalytas. Taigi pradam iš vidurio, spaudžiam plius, šaligatvis, pradėti ir važiuojam. Dabar tiesiai per vidurį. Spaudžiam toliau. Vėl pasirenkam kryptį, kur mes mesim sniegą, spaudžiam toliau. Viskas identiškai. Tiesiog padarėm 3 identiškus šaligatvius. Kada baigiam žemėlapį redagavimą, spaudžiam išeiti iš redagavimo, grįžtam į savo kiemą ir tam, kad įsitikinti, ar mūsų žemėlapis sudarytas gerai, spaudžiam ant valdymo pultelio, atsirakinam ir spaudžiam įkrauti. Jeigu viskas padaryta gerai, robotas pats grįš į krovimo stotelę. Kadangi, kaip matot, specialiai paleidau draudžiamai zonai, jisai grįžti negali. Taigi yra patikrinimas ir patikrinimas suveikia. Einam savo kiemą. Pažiūrėjom, kur mūsų robotas yra. Mūsų robotas yra draudžiamai zonai. Einam į redagavimą. Kadangi draudžiama zona buvo sukurta vasarą, čia vyko statybos, pažiūrėjom tą zoną ir mes ją galim arba ištrinti, arba redaguoti. Pirmiausia, reikia pasirinkti zoną nevažiavimo ir mes ją išjungiam. Taigi, mes turim nevažiavimo zoną, kuri šiuo atveju yra išjungta. Daugiau zonų pas mus į tą nepapuola. Taigi, išeinam iš redagavimo. Vėl pasirenkam pultelį, spaudžiam įkrauti. Jisai pamatė mane, išsigando. Reikia atsitraukti. Jisai pasiruošęs darbui. Ir grįžtam į krovimo stotelę. Kad negrįžtų be reikalo, jisai ir pūtimą daro. Ir be abejo, kad netryptų sniego. Mes pritripėm pakankamai, bet idėja tokia ateičiai. Kadangi sunkioji darbo dalis jau padaryta lauke, galim tiesiog ramiai šiltose patalpose pasidaryti planą. Nes tai, kad sudarėm žemėlapį, tai, kad sudarėm šaligatvį, robotas dirbti dar kol kas negali. Ką reikia padaryti? Atsidarom ekrano pradžią, spaudžiam ant trikampiuko ir čia jau yra planai, kurie sudaryti anksčiau pjovimai. Mes dabar padarysim naują planą, į kurį trauksim sniego pūtimo zonas. Spaudžiam pliusą, pasirenkam zonas, galim pasidinti žemėlapį, pasimatys, kurios zonos yra. Taigi 5, 6, 7 plotas ir šaligatvis 1, 2 ir 3. Mes turim 3 šaligatvius ir 3 zonas. Ir įjungiam išmanų rūšiavimą, taigi robotas važiuos tvarkingiau, spaudžiam išmanus rūšiavimas ir patvirtinam. Pavadinam sniegas. Pavyzdžiui, kaip norit pavadinat tam, kad būtų lengviau susigauti. Patvirtinam, išsaugom ir dabar sąraše, jeigu aš paspausiu ant sniegas, tiesiog robotas pradės dirbti darbą būtent šitose 3 zonose ir 3 šaligatviuose. Jeigu aš noriu sukurti tvarkaraštį, kad jis dirbtų tam tikrų metų, spaudžiam ant tvarkaraštis, spaudžiam pliusą,
pasirenkam laiką, kurio robotas pasileis. Tarkim, 10 valandą jisai pasileis. Ir 13:20, pavyzdžiui, pabaigs šitam intervalę. Pasivadinam sniego grafikas. Pavadinimas gali būti be abejo kitoks. Patvirtinam. Mūsų planas įjungtas. Jeigu mes jį išjungsim, jisai bus nenaudojamas. Tarkim, vasarą, kada nedirbama. Ir kada jisai grįž, arba nustatytu metu, tai yra 13:20, arba kada pabaigs darbą. Du tokie variantai. Dažniausiai naudojamas po užbaigimo, bet jeigu yra labai kritinis laikotarpis, kada, pavyzdžiui, aikštelė atsiranda mašinos, galima padaryti, kad jisai grįžtų nustatytu laiku, tada jisai tiesiog nutrauks darbą, net jeigu ir bus nepabaigęs, ir važiuos į krovimo stotelę. Pasirenkam planą iš sąrašo. Pas mus buvo sniegas, patvirtinam. Turim laiką, kada pradeda, kada pabaigia, mūsų laiko zona, pavadinimas, planas pasirinktas, planas įjungtas, grąžinimas nustatytu laiku. Kai viskas padaryta, išsaugom savo planą ir jis atsiranda sąraše. Einam į pradžią ir matom tiesiog ekrano viršuje, kad nuo 10 iki 13:20 mūsų robotas dirbs. Tai va toks yra plano sudarimas. Tiek apie sniegą. Pasimatysim kitais kartais. Kol kas iki pasimatymo.